Šiandien su jumis norėtume pasikalbėti apie Šventojo Juozapo paveikslą, kuris kabo Juozo Tumo Vaižganto bute, čia esančiame darbo kambaryje. Mes žinome, kad kasmet Juozas Tumas Vaižgantas šiame bute švęsdavo savo juozapines vardo dieną ir kartu su šiuo gražiu Jono Janulio nutapytu paveikslu atsidurdavo visų svečių dėmesio centre. Būdamas 25 metų savo pamoksluose Tumas kalbėjo: kai Dievo įkvėpus imtasi ieškoti švenčiausios mergelės verto išrinktojo, Šventojo Juozapo rykštelė pražydo nuostabią baltą leliją, nekaltybės ženklu. Tad jiedu gyveno kaip du tyri angelai. Paprastas dailidė iš Nazareto, koks esi didis savo paprastumu, savo kuklumu. Išties tik tavo širdis gali būti sukurta pagal Jėzaus širdį. Giliausias nuolankumas, begalinis paklusnumas Dievo įstatymams, tylumas ir ramumas gyvenime sakantys: Dievas su mumis. Štai 1924 m. kovo 20 d. laiške Klimams Juozas Tumas Vaižgantas rašo: vakar per vardines nuo 11 iki 6 valandos ėjo lankytojai. Stalą turėjau kaip per Velykas, kalakutą, paršą, veršio kepsnį su faršu, baumkuchen, begalės tortų. Kelių telegramų laiškų vežimą gavau, iš to sprendžiate besąs populiarus.